Taigi sveiki visi, su jumis vėl aš Mareorė 112 ir šiandien pasiruošęs turiu vieną triuką, tikriausiai irgi žinote. Taigi, sudėliojame, reikės rankšluosčio ir 4 monetų. Nu ir dar 2 kortų. Tai 2. Moneta. Taigi, jokių paslapčių, nieko. Kortas irgi, galite įsižiūrėti. Gerai. Galima taip dėti. 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 Na, galima, tikriausiai. Na, galima. Dabar paimsim vieną monetą, padėsiu ją po rankšluosčiu ir pasižiūrėkime, ar atsirado. Atsirado. Taigi, paimsim, uždedam atgal, paimsim šitą monetą, padėsim po rankšluosčiu. Ar atsirado? Atsirado. Taigi, padėsime šitą kortą čia. Na, dabar gal geriau nedėsiu monetos. Tai. Tuščia, nebėra. Ar atsirado? 1, 2, 3, 4. Atsirado. Na gerai, dabar pasakysiu triuko paslaptį. Susidėliokime monetas, kaip iš pradžių buvo. Taigi. Ir dabar, kai jūs dedate taip, ar ne? Dedate taip, ir kai jūs dedate va taip, jūs paimate šitą monetą, matėte, taip paimate, priglaudžiate prie kortos ir greitai, taip, galima taip. Na taigi, dabar jūs paimate vieną monetą ir jūs dedate po rankšluosčiu. Bet kai jūs dedate su abiejom rankom. Tai dabar aš be rankšluosčio padarysiu. Dedate taip, pasiemate su kita ranka ir ištraukėte. Ir taigi tada pasižiūrite. Na, atsirado. Tai tada jūs paimate taip, padedate taip kortą, taigi taip padedate, na, ir padarėte tą patį, atsirado, taigi padedate atgal kortą, matėte, paėmiau, irgi tas pats, padėjau, na, tada sakote, jau nebedėsiu monetos ar ką nors panašaus. Čia galite padaryti, paploti, pasėti, čia taip galima. Ir nebėra. Visos 4 monetos. Taigi labai paprastas triukas. Taigi. Ačiū, kad žiūrėjote. Viso gero.